tai sveiki, žiūrovai. Wow, nesitikėjau per nepilnas 2 paras sulaukti 10 000 peržiūrų ir 400 laikų beveik. Wow, jūs duodat vaizdą. O kas nežino, apie ką kalbu, tai praeitą video galite pasižiūrėti ir suprasit. O dabar važiuojam. Tai šiandien sugalvojau nuvažiuoti iki dar vieną Samoškos lobiaus. Tai būtų 10 lokacija – Bernardo Brazdžionio ąžuolas. Pakeliui, aišku, turim porą dar objektėlių. Sustosim prie siauruko. Ten apleistas, nepleistas, bus, nebus, nežinau. Negaliu garantuoti. Ir po lobę, jeigu dar labai nepavargsim, nuvažiuosim iki partizanų bunkerio. Yes. Tai judam. Iki to 10 lobiaus, iki Brazdžionio ąžuolo, mums apie 90 km. Jo. Kaip lietus pradėjo lyt. Eik tu savo. Tikiuosi apstos lyt, tikiuosi apstos. Biški apstojo lyt, tai tikiuosi ir kad nebelys. Arba bent jau mažiau. Ir iki siauruko mums liko 47 km. Tai judam. Taip važiuoju ir galvoju. Kažin bus tas traukinukas, dar nebus, neaišku, bet važiuojam ir viskas. Į siauruko liko 13 km. Ir jo, ten galima yra ir antras kažkur, tai žiūrėsim. Privažiavom Pasvalio rajoną. Sveiki, joniškeliškiai. Tai kan užraugę esat man. Kaip tas traukinuks laikos. Tik įvažiavau, vėl pradėjo lyti. Jop, tvoji mat, jop, paparė. Nu tu lietau, išeik, prašau, lietau, išeik. Aš jau jį matau, bet kaip lyja. Kaip lyja. Biški lietus apsiramina, galim pasižiūrėti traukinį. O, tai čia yra siaurukas. Opa, kaip gražiai atrodo. Dar net su, net nežinau, vikšriniais tais. Nu, gražu pasižiūrėti. Galvau, kad neberasim. Bet dar yra. Opa. Čia, aišku, mes į vidų nebe į eismą. Bent iš išorės biški pasižiūrėti toks mini sustojimas. Čia tas siauruks jau senai apleistas. Tiesiog paliko kaip muziejinį tokį. Čia jis yra privatus, man atrodo, negaliu tiksliai pasakyti. Tikrai gerulis, užskaitau šitą siauruką. Užskaitau. Ir pro šalį važiuojant, mačiau dar vieną mačiau, bet senesnis ten, iš viso ten, man atrodo, iš senų laikų. Tai sustosim dar ant vieną pasižiūrėti. O čia šitas. Judam toliau. Čia važiuojant, dar kokį dvariuką pamačiau. Čia jis apleistas tikriausiai. Kažkada reikės ir čia užsukti, man atrodo. Nu ką, teks paeit čia biški. Bet va, ten dar vienas yra. Šiandien siaurukų
Pilnas eurukų šiandien. Parašykit, ar jūs esate čia buvę, ar ne. Nes aš tai pirmą kartą čia. Bandom arčiau prieiti. Joniškėlis didžiausias siaurojo geležinkelio mazgas Lietuvoje. Opa. Net nežinojau. Opa. Senas vagonas. Šitą vietą visą laiką man būdavo įdomi. Kaip jie čia susitranko, kaip čia vyksta. Good. Čia bėgiai dar likę siauruko. Čia gal nesiauruks, aš nežinau. Aš su tais traukiniais nelabai. Tai jeigu klystu, parašykite komentarus. Nežinau, kažką matėt? Aš nelabai. Čia kažkoks daiktas. Ten yra. Šiaip nežinau kas. Bet gal kokia pakrovimo stotelė. Ar kažkas tokio. Šitą užskaitau. Judam toliau. Tik man įdomu dar kas čia toks per daiktas. Ten va tiesiai. Kas čia per daiktas? Neaišku. Pakeliama užkarda, kažkas tokio, gali būti. Manau gali, ne? Viršuj matau tuos ženklus. Gali būti, nes čia prie kelio, net nesimato visas, opa. O dabar judam į savo pagrindinę lokaciją, į 10 Samoškas lobį. Kaip manot, ar dar bus lobis, ar nebus? Bent jau lagaminėlį būtų faina rasti, ar bent jau knygutę užsirašyti. Užsirašom, užsičekinam ir okei. Liuks. Važiuojam. Dar kažkas rašė komentarą. Sako, tavo lubas atkritusias. Nu niek, susitvarkysim ir lubas. Ir viską. Mums iki Lobiaus 35 kilometrai. Tai važiuojam toliau. Dešimt kilometrų iki Lobiaus. Davai, judam. Tikiuosi bus. Ir vėl tušinuką šiaip neturiu. Tikiuosi bus ten. Nu ką, prasideda žvyrkeliai. Čia koks kelias blogas. Tu juokauji? Važiuojam iš kitos pusės gal? Eik tu savo. Važiuojam iš kitos pusės. Jeigu ir iš anos pusės bus toks kelias, tai nu čia sunkiai su savo davažiuot, sunkiai. Nu Pumpėnai, gal pro jūs bus geresnis kelias. Tikiuosi. Tai spėkit, ką privažiavom, ogi poeto Brazdžionio gimtinė. Už 1,5 kilometro rodo. Ir čia jau matau kelias normalesnį. Nu tai kan. Pažiūrėkit į mašiną. Kokią baisumą. Oi. Bet mes atvykom. Štai tas ąžuolas. O, ten ąžuolas. Einam žiūrėti, yra čia tas lobis, nėra. Čia vat kažkas, takas čia neblogai pramintas. Ąžuolas gyvuoja, Brazdžionio ąžuolys. Šiaip čia irgi ramu. Ramu gražu. Aplinkui laukai.
O čia tas mūsų įspūdingasis ąžuolas. Ir ne bet koks, o Bernardo Brazdžionio ąžuolas. Aukštis 14 metrų, apimtis 3,75. Čia tiesiog. O, lobis yra. Lobį turim. Turim lobį. Gerai. Žiūrim. O, viskas yra. Kažkas, ir numezgė kažką. Tikriausiai jam paliko. Gerai, pasižiūrim, kiek čia užsirašę yra. Oi, tai čia brikšt. Galo nerandu. O, čia. Gerai, užsirašėm. Gerai, lagamino nepavogė, viskas gerai. Čia dar samoškai tikriausiai dovanų paliko. Lagaminas yra. Dedam atgal. Ir jo, užsirašėm į dar vieną lobį. Tai va, lobis rastas. Gerai, nepavogtas. Nes girdėjau, jau pusė išvogtų dėžių yra. Šiaip galvau, kažkas čia bus. Bet nieko nėra. Blema, nežinau, šiaip ar mane girdit. Nes labai vėjas didelis. Nežinau, kaip girdis. Nu, kan mes. Kol nelyja, galim užkast. Šį kartą pasiėmiau. Šį kartą turim bandeliukų ir giros rugiliuką. Galim sukirsti vieną bandeliuką, iššauti giros. Esu visai išalkau. Ui. Blemba ant mašinas. Vėjas tai kosminis vėjas. Kosminis vėjas. Blemba nupūs čia tą mano rugiliuką. Iššaunam bandeliuką. Gerai, keičiamės bateriją ir bandom važiuoti į partizanų bunkerį. Pažiūrėsime, tam davažiuosim, nedavažiuosim, nežinau. Bet čia apie 15 km man rodos nuo čia, ar 18. Judam iki bunkerio, pažiūrėsim, kas ten geriau. Nes debesų tai dafiga. Nu ką, buvo visai smagu čia. Atsisveikinam su ąžuolu, su lobiu. Čia koks kelias blogas irgi. Dugnas liečias, nežinau. Savo mašiną niekaip nedavažiuoju. Reikės eit peškom. Žiūrėsim. Gal biškį paspartinam žingsnį. Greičiau nueisim. Šiaip ne taip atėjom. O šitą stovyklavietę. Kiek gražu viską. O čia yra bunkeris. Sparėm iki bunkerį. Čia va bunkeris. Pažiūrim, kaip čia jie gyvena. Pamiršau pasiimt prožektorių. Tai va, viskas palikta. Gal ir įdomiai. Ja, tai dėl tiek. Tai va, čia bunkeris. Neka čia blatno, jo. Čia tarkis želis yra. Bet toli visai eiti čia. Tokie tešlynai neatlaikė mano spliteris. Oi. Gerai. Važiuojam iš to miško. Nes čia kol dar išvažiuosim iš jo. Pagaliau išvažiavau iš tų žvėrynų, durpynų, miškų, tankų. Pagaliau išvažiavau ant plento. Sustojau ilgojoj lovoj atsisveikinti. Žodžiu, nepykėt, kad taip neilgai pabuvau bunkerį, bet jau mane sunervavo tie keliai, ten viskas susimėtė į vieną. Svarbu, aplankėm lobį, aplankėm siauruką ir jo. Tai ačiū, kad žiūrėjai, paprenumeruok, palaikink, pasidalink su draugais ir
sakau, iki kito video.